Sekantis aukciono lošimo tipas yra on approval. Tai on approval reiškia, kad pardavėjas yra nusistatęs kažkokią tai ribą, už kiek automobilis minimum turi būti parduotas, ne? Sakykime, imkim pavyzdį 10 000. Tai prasidėjus live aukcionui, sakykime, automobilis parsidavė už $8,000, ne? Ir tada lošimas skaitosi on approval. Tai reiškia, kad draudimas ar tai privatus asmo, sakykime, pardavėjas spręs, ar jam atiduoti už 8 000 ar ne. Nes jisai buvo palei nutylėjimą nusistatęs savo minimum, kad jis parduos už $10,000, ne? Bet įvyko aukcionas, pasibaigė su 8 000 ir jisai tada dažniausiai duoda atsakymą, ar jisai savo pasiūlymą, sakykime, ar tai 10, ar 11, ar 12 ir jūs tada jau sprendžiate, ne? Ką daryti, ar tą pirkti automobilį daugiau, ar palikti savo 8 000, ar kaip tai vyksta. Ir jeigu jūs nesusitarėt su draudimu dėl kainos, tai sandoris laikomas neįvykęs ir tas automobilis dažniausiai keliauja, jeigu tai tarkim į AAI aukcionas, dažniausiai keliauja kitą dieną, jisai būna buy now atsiradęs, o jeigu tai yra Coparto draudima šitas aukcionas, tai jisai greičiausiai kitą savaitę vėl pasirodys pardavimuose, skelbimuose Coparto aukcione.